Šio video tikslas yra papasakoti apie didžiausią kriptoskemerį apsistūmusį. Parodysiu, nuo ko viskas prasidėjo, iš kur tie signalai atėjo, kodėl negali žmonės į chatą rašyti ir kaip veikia pinigų grąžinimas. Važiuojam. O visas jo skemas prasidėjo prieš 4 ar 5 metus, nežinau kada tiksliai, su šiuo indikatoriu. Šitas indikatorius yra absoliučiai apie nieką. Jis pakeitė tik pavadinimus. O tas indikatorius susidėjo iš kelių indikatorių. Tai pirmas būtų bot alertas, po to alpha trend ir ATR bands ir Nadaraya Watson envelope. Tai čia iš tų trikampių pakeitė į pavadinimus. Čia short uždėjo, čia long uždėjo, kur čia rodiklė. Ir pakeitė sell, sulietuvino tiksliau. Po to visiems gyrėsi, kad išleido kažkokį tai indikatorių, arabišką indikatorių. Pirkau pas arabus, važiavo atsiskaityti. Šitas indikatorius kainavo 25 000, kas irgi yra visiškas melas, nes šitas indikatorius taip pat yra nemokamas ir čia yra super trend indikatorius. Ne šitas. Tai čia, kaip matot, yra visiškai tie patys, tik kad jisai nuėmęs pačiam kode, išbraukęs linijas. Tai aš nebraukysiu, aš tiesiog nuimsiu per settingus. Čia matot, lygiai tas pats, visi signalai identiški. Ir galiausiai išėjo šitas indikatorius, kuris yra Luxalgo indikatorius, labai primena Signals and Overlays. Šitas indikatorius yra nemokamas, aš jį visų kodų pasidalinęs, kas norit galite ateiti ir patys tradinti. Plus šitą indikatorių esu paturbinęs, tai veikiant visų timeframe'ų, aišku, būna ir minusų, čia tiesiog kodas yra, čia negali išvengti minusų. Zdarovo, kodėl indikatorius nebėra. Indikatorius yra, tiesiog mes jo nelabai promautinam, taip kaip ir kripto Lietuvos beveik nepromautinam. Nes neturi jie indikatorius. Senelį, mes turim indikatorių. Žmonės juokingi. O kaip viskas pradėjo kristi, tai aš šitą indikatorių rodžiau, pas mus yra nemokamas, čia jo indikatorius. Bam, tas pats indikatorius nebėra. Šitas dar įdėjo naują indikatorių, naujausią. Gerai, šito indikatoriaus nebėra. Useris užblokuotas. Tada spalvas pasikeitė. Galvoju, kad čia gal ir pavadinimą Trend Baltic dabar jau. Trend Baltic, bam, nebėra irgi. Useris IL kažkoks ten. Bam, irgi baną gavęs. Tada šitas, jau aprašymą įdėjęs, va. Irgi Trend Baltic indikatorius. Trend Baltic, nebėra. Useris taip pat užblokuotas. Na ir paskutinis geriausias Trend Baltic Screen ar More Alerts. Irgi, gone, nebėra, užblokintas. Useris taip pat užblokintas. Čia tas indikatorius kaip atrodė. Invite only. Gerai, žiūrėkit, padarom taip. Jeigu mes neturim indikatorių, žiūrėkit, mes neturim indikatorius, ne, padarom taip, ne? Palaukit, nueinam. Padarysime akciją, galite įsitikinti patys, ar mes turime indikatorių ar ne. Galite patys įsitikinti. Padarysime 70% dviem žmonėm. Dviem žmonėm mes padarysime akciją. Tavęs paklausiu, kodėl neveikia indikatorius, o tu pardavimus pučini. The fuck, jo manęs paklausiu, kodėl neveikia indikatorius, o kadangi indikatorius puikiai veikia, mes padarėme akciją. Pirmiem dviem žmonėm po šiam 5% nuolaidą. Viskas labai paprasta. Viskas labai paprasta ir greita. Ne, auksinio proto savininkas. Tipo, veikia indikatorius, ne tai, kad aš nueičiau į TradingView ir parodyčiau, kad turiu, bet greičiausiai tuo metu tu neturėjai, nes buvau užblokavę jau. Tai tu tiesiog šauni akciją. Really? Bet kaip prisideda tą indikatorių TradingView, ar tik veikia tiek per Discordą, veikia tiek ant pačio TradingView. Veikia visur, kur tik tai tu nori, kad veiktų mano mielas drauge. Ir pirmi du žmonės galės pažiūrėti, ant kiek neveikia indikatorius, nes indikatorius
veikia kaip braškės. Tu visiškai nesupranti, nei ką tu šneki, nei ką tu nori pasakyti. Tavo indikatorius, čia žmogus naudojęs nepilnai savaitę, tai jisai tavo indikatorius padarė 200 minuso ir negana to, tu dar išmeti iš grupės į. Maladėt, šaunuolis. Taip, tai yra tas pats indikatorius, tik tai signalai yra siunčiami į Discordą. Kodėl? Nes daugelis naujokų, kurie ateina, jie nelabai susigaudo, kaip čia reikia, ką daryti su tom indikatorium, pasimeta ir po to sako, oi, čia mums nesiseka, čia indikatorius taip ir taip, tai dabar indikatorius patikimiausi signalai yra siunčiami į Discordą. Taip gali dabar naudotis net ir patys naujokai, net ir tie žmonės, kurie nebeturi labai daug laiko stebėti pačio indikatoriaus, nes į indikatoriaus Discordą yra siunčiami signalai, kuriuos dar turi patvirtinti mūsų komanda. Gerai. Įsivaizduokim, kad ten iš tikrųjų sėdi kažkokia tai profų komanda su 4 ar daugiau metų kripto tradinimo patirtim. Jie gauna kažkokį tai pranešimą kažkur, tada nueina į grafiką, pažiūri, ar signalas yra patikimas ar ne, na ir tada siunčia arba nesiunčia į Discordą. Įsivaizduokim, kad taip ir yra. Tai buvo pirmas signalas Jazmi. Čia entry 0,03, stop lossas 0,4, 0,3 ir 2,2, ok. Tai aš esu pasidaręs jau iš anksto, tai pagal jų siūstą signalą čia jisai net nepasiekė entry, o jeigu ir būtų pasiekęs, jis nuėjo tiesiog į minusą. Nes pas juos signalas buvo short sell, tai reiškia, kad Jasmis turėjo krist, bet jis po signalo iškart pradėjo kilti. Minusas. Ir po to jo atsiuntė, kad sveikinam, visi tik profit buvo pasiekti. Kurioje vietoje tau čia pasiekė tas profitas? Gerai, einam toliau. Dar vienas. Čia Dogecoinas irgi šaunuolio komanda pasižiūrėjo, gavo pranešimą, nuėjo grafiką, entry 0,3, viskas 0,3, ok, siunčiam, šitas signalas patikimas, tas pats rada. Kas dar ten? Chill Guy. Tai Chill Guy, kad tik Profit 2 ir tik Profit 3 pasiektų, jis turėjo nueiti minusą. Čia irgi šaunuolių komanda pažiūrėjo, nusprendė, kad čia legit, siunčiam. Čia kaip ir normaliai, tik aš nežiūrėjau, ar čia pasiekė, nu čia šūdas yra visiškas. Kas man užkliuvo į akį, tai bonk, nes entry visur nuliukai, irgi šaunuolių komanda nuėjo, pasižiūrėjo grafiką, ok, legit, siunčiam. Ir galiausiai pamatė, kad viskas eina į minusą, jie tiesiog nubraukė. Nieko panašaus nebėra, tie signalai jau, tas kanalas ištrintas yra, nes kad ir ką įmeta, nueina į minusą. O iš tikrųjų, kaip yra su tais signalais, tai ten niekas jokių rankinių būdų neįdeda. Aš tiesiog kaip pavyzdį naudosiu UTBot alertą. Tai atsidarot UTBot alertą, pasirenkat arba long arba short poziciją. Nu čia irgi priklauso nuo indikatorius, bet kaip ir sakiau, aš naudosiu UTBot kaip pavyzdį. Tada nueini į notifications ir yra webhook URL skiltis. Ir čia nukopini botą, nu, aplikacijos, kur siūsi kurį signalą linką, čia discord.com. Tai va taip tie signalai ir nueidavo į Discordą. Tai niekas jokių pranešimų negaudavo, jokių rankinių būdų niekas netvirtindavo jų. Kaip vyksta pas juos refundai, tai čia žmogus parašė, kad per 2 mėnesius nepasiekė pelno ir nori atgauti bent pusę. Parašė savo mailą ir čia kaip tik jūs ieškojame. Tai jeigu tu ieškai kažko, tai tu iškart rašyk į mailą, o nelauk, kol pats žmogus parašys. Čia irgi sugalvojo kažkokį tai būrimą. Čia pradėjo rašyti, kad turi žmogus baudą dar kažkokią susimokėti ir dar terminą duoda 13 valandą. Čia jau nieko net nebekomentuoja gražios dienos, nu čia neapsikrauna ten hebra visiškai. O kas nesuprato, tai signalai atsirado dėl to, kad jis negali įdėti jokio indikatoriaus. Kaip tik įdeda, taip TradingView užblokuoja dėl skemų. Todėl atrado būdą, kaip sukurti nerealią istoriją, kad čia dėl žmonių paleido tus signalus, nors nieko panašaus nėra. Tai visiška nesąmonė, jo vienintelis tikslas yra turėti kažkokį šūdą, kurį galės toliau pardavinėti. Toliau kurs tiktokus ir girsis, kaip ten viskas gerai pas juos, o realybėj ten nieko gero nėra. Sukūrė istoriją, kad čato nebėra, nes skameriai rašinėja, tai tu paleisk video, kad būkit budrus, dabar siaučia skameriai, o ne uždarinėk čato. Čato tikroji priežastis, kodėl jisai uždarė, tai kad niekas nerašinėtų ten. Kai žmonės nesiskundžia, problemos ir nėra. Antra priežastis yra ta, kad aš rašinėdavau PM naujokam,
kurie ateidavo į tą indikatorius LT, viešindavau su visais įrodymais, kad čia viskas fake, kad čia yra viskas nemokamai, gali pats pasiimti. Tai dabar uždarė chatą ir nebesimato žmonių, nebėra kam rašyti. Tai kiekvienas jo pasakytas žodis yra melas. Dalinkitės šio video, kad kuo daugiau žmonių pamatytų visą tiesą apie apsistumusi ir kripto Lietuvos, ką jie ten veikia. Tam kartui.